Sveiki visi. Važiuoju, šios dienos planas nuomoti priekabą, dabar važiuoju. Sodybą. Nežinau, gal biškį malkų pabandysim tų lentų visų pakrauti irgi išvežti, kad ten greičiau jos dingtų iš tos sodybos. Ir metalą bandysim išrinkti. Visą ten karmėtas. Neaišku, ar ten nebus taip, kad važiuos ant tų savo laukų ir pradės lyst ratai. Bet vakar liktai saulutę pašvietė, šiandien taip irgi žada iki 12 šilumos. Gal bus čiut-čiut, tikėkime mes prasigėrė. Tai va, važiuoju dabar visiem priekabą. Atlikiau sodybą, bandysiu čia tvarką padaryti. Visą priekabą sukrausim šitą visą medieną. Dar ten kiek tilps. Ir tada reiks metalą važiuoti, susirinkti. Žemė tokia ne kažkokia biškis mėgsta, bet gal kažkaip neprisidirbsiu čia reikalų. Nu, sunkioji technika dirba, va. A čia va, lengvoji kaip trečias reisas jau. Tai čia kaip ir viskas sutvarkyta daugmaž. Čia irgi ten, irgi viską išrinkom. Tai va, čia dabar liko tik tai o tiek. Reiks dar išvežti dabar šitą ir paskui jau šiandienai su mediena užteks. Vešim metalą čia dar susikrausim ir namo. Nes jau baisiai nuovargis jaučiasi to kravimo. Tai tiek. Pradėjau krauti šitą metalą. Jau žadėjau nebekrauti, bet sakau, ai, dabaigsiu, bet kad čia nedabaigsiu aš nieko. Čia jau krūva kokia. Į dar čia pilnai, į dar ten visur aprankiot reikia. Tai va, šiukšlių čia renkas. Oi, čia nežinau, kas buvo darytas, šabakštytas didžiausias. Klysti reikia. Tai va, nežinau, dar biškį pakraunu, nes jau ką 5:30 jau tempt pradeda. Kažkiek ir vis tiek reikės dar vieną reisą atvažiuoti. Čia ta metalą juokinga, bet vietos užima bilekiek, nes kartas visokios. Tai va, bandau dar pažaist biškį. Nu, čia kraudu. Nėra pabaigos. Išplėšiau čia tas viršus, ei ten dar pilna. Oi, čia to metalai, ne metalai, neaišku, ko čia yra dar. Betonai. Ir vienu žodžiu apaugę. Tai tiek to, ką čia susikroviau. Dabar su tiek važiuosiu namo. Rytą atsikelti, vežti, viską priduoti. Ir nežinau, žada rytoj poryt užparyt lietus, bet jeigu lietus nelius, reiks atvažiuoti čia dabaigti visą. Čia ką žinai, per dieną dabaigs. Tvarkyti nedabaigsi, bet gal metalą kažkaip sutvarkysi. Šiandien nuovargis bilia koks. Tai va, šiandien tiek tada. Išsinuomavau vėl priekabą. Važiuoju antrą reisą ten rinkti visokių metalų. Praeitą reisą visai, bet ten neblogai gausi. Aš ten galvojau tik ant priekabos nuomos išeis, bet 680 kg metalą susirinkti. Važiuoju dabar tuos
Valjerai ten du pas mane ten stovi. Išardysiu tos valjerus. Kažkiek metalo, gal kažką geresnę pasilikti reikės. Ką įmanoma panaudoti. Ten visokios tos tvoras mest lauk. Dar ten prasirinkti viską. Nu vienu žodžiu, reikia išrinkti viską iki galo, kas ten yra, kad daugiau užmiršti tos metalais. Ir žiūrėsiu, kiek čia užtruksiu. Ar dar kažką ten veiksiu šiandien, ar tik tai tiek. Va, reikiu žiūrėti. Nu, knisu vėl tos čia metalus iš tos krovos. Čia žiūriu, kad čia vėl pilnėja. Ir biškį va aliuminė. Tai atskirai dedu. Radau, čia dar dvišti turėtų būt. Bet čia žiūriu, kad čia vėl prisirinks. Tački pilna. Bandysim išmesti. Žiūrėti. Jeigu jinai čia sveika, vėl dar ir pasilikti reiks. Tai kad su geležinė rut. Tokia čia per laukus. Labai tinkams variantas. Minkštas ratas, bet judam. Čia dar nežinau, kaip čia reikės iš tų lianų visų iškrapštyti, nes taip čia jos įsikabinusios laiko viską. Bet čia laukia beveik visos dienos darbus, matau jau. Tai reikia krapštytis. Nu va, iš to kampelio vėl gavas beveik pilna priekaba. Dar biškį čia išrinkau iš darželės buvusias tokių. Vienu žodžiu. Eidam dabar šitą čia buvusią valjerą. Kažkaip čia jis pavyrytas, reikia atsinešti bulgarkę. Biškį čia kampiukus papjaustyti turėtų. Tas visas tvirtinimą. Atpjovus šitie turėtų vis stulpai surauti, man atrodo, lengvai. Eina neštis bulgarkę bandyti. Šitą ir dar vienas yra. Bet nežinau prie kitą prieis rankas, nes greičiausiai ir priekabai vėl jau nebebus vietos. Bet būtų gerai, būtų išardyti. Pradžių šitą bandau.
šitos, tai čia kaip nebūta nieko. Ištvarkiau. Lygų gražu. Čia reikės dar vieną reisą daryti, nes liko va šitas dar valjeras vienas. Čia reikės irgi griauti. Ir dar pasirodo šviežinė vonia va yra. Galvoju, pakelsiu ją, bet tai ten ojezu. Koksai 100 viršum. Kylu, neįmanoma. O kas čia gavosi, tai turbūt vėl panašiai bus. Pusę tonos tikrai kokį čia. O čia tuščia irgi. Kaip nebūta beveik. Traktoriuks filtras pradėjo kimštis. Tai pradėjo dūsti. Tai neina va to viso šviežiuoti. Tai va. Vėl atvažiavau keliom valandom. Gavus visą dieną. Supraktuvė nebedirba. Šiandien geriausia, kad rytoj šeštadienis irgi nedirba, priekaba ištabuota. Tai nežinau, kaip čia reiks daryti, ieškoti kitos supraktuvės, kažkur išveš, nes atiduoti priekabą reikia. Nes pirmadienį išskrendu savaitį biškį iki penktadienio, tai va. Nuo ryto pirmadienį irgi nebespėčiau nuvežti. Tai tada reikia rasti šeštadienį dirbančią supraktuvę. Tai va, grįšiu dabar. Dar negrįšiu, dar biškį reikia čia dabaigti. Bet toj varysiu, reikės ieškoti toj dirbančios supraktuvės. Tai va, tiek šiam kartui tada. Niekas stebuklų neparodžiau šį kartą. Bet pavasaris, tvarkymas, visi tvarkas. Tai ir aš bandau. Bet čia dar ojei, kiek reikia tvarkytis, kad pasidaryti kažką panašesnio. Bet pabiški. Tai va, iki.